Tai aš esu laimingas, kad pasisekė man susitikti su jumis, kuriem turbūt ne vis tiek, kad yra pasaulyje tėvai ir ne šiaip savo tėvai, bet tėvai, kurie gerai atlieka savo vaidmenį. Aš manau, kad tėvo vaidmuo yra pats svarbiausias mūsų civilizacijai. Aš nekalbu apie svarbumą istorijai, kadangi žinot, kad mūsų civilizacija giminystę veda iš tėvystės. Bet tiesą sakant, kad nepatikėčiau Romualdo siūlymu, kad aš tikrųjų čia turiu pasakyti kažkokiu kitokiu kampu, aš gal išreikšiu tik tai džiaugsmą ir nustebimą. Pirmas dalykas, man pirmą kartą tenka kalbėti tokią temą viešai. Ir aš nelabai žinau, ką aš čia pasakysiu. Aš kalbėti apie savo tėtę lyg netiktų. Kiekvienas turim savo tėtę, kodėl aš turėčiau savo įgirti. Nors turėčiau ką pasakyti, bet kodėl jūs turėtumėt klausyti? Bet apie vieną dalyką negalima nekalbėti ir viešai, ir ausis iš ausies, iš lūpų į ausį ir iš lūpų į lūpas. Tai nustebimas ir sutrikimas, kad šiandien po maždaug 60 000 metų paprotinės kultūros ir po 6 000 metų civilizacijos mes turim padėtyje tokioje, kad apskritai nežinom, kas yra tėvas. Keista gal tai, bet jau taip atsitiko, dabar darželiuose baigia vaikučius klausinėti, pradeda klausinėti, gal ar baigia. Kokį vaidmenį norėtų vaidinti? Ar pirmojo tėvo, ar antrojo vaidmenį? Vadinasi, čia toks klaustukas užmintas mažam darželinukui vaikui. Tu gali būti pirmas tėvas, antras tėvas, o jeigu pirmas, antras, vadinasi, galima tai lėtes, galbūt trečias, ketvirtas. Ir apskritai, kas tą tėvo vaidmenį pirmojo turėtų atlikti, vyras ar moteris? O gal tas, kuris nei vyras, nei moteris, o kažkas tarp? O gal tas, kuris nei tarp, bet ir viena, ir kita? Rodos mes iki šiol žinojome, kol nebuvo šitų išradimų, žinojome, kad yra krikščionybė, tėve mūsų. Daug kas tą maldą moka. Žino, kad yra tėvas, Dievas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Yra Lietuva tėvynė, tėvų protėvių žemė. Rodos žinojome ir viskas buvo aišku, šiandien mes jau tokiai dabar situacijai, kurioje tą nustebimą tenka išreikšti ir kiekvienam reik pergalvoti iš naujo, tai pradėsime kurt vėl pasaulį per šeimą iš naujo. Apsimeskime, kad čia nieko nevyksta ir kad būti tėvui be vaidmens yra geriausia. Nu, ką čia pamoka yra iš dramblių bendruomenės, dramblių giminiai labai įdomus paprotys yra. Atliko savo pareigą tėvas ir išeina į džiunglės. Žinoma, kai reikia keltis iš vienos vietos, vėl pasimaišo, kartais truputį sargyboje pabūna. Bet žmonių priedermė lyg kitokia buvo. 60 000 metų kitaip buvo. 6 000 civilizacijos irgi kitaip buvo. Nu, tai reikia žinom pasakyti, kad šiuolaikinė mūsų kultūra, šiuolaikinė civilizacija yra baisiai drąsi. Na, žinoma, galima būtų vadinti ir kitų žodžių, bet tik tu pasakyti, vadinasi, kad galima viską pasidaryti, ką tik nori, skaitant ir tėvą, motiną, vaikus ir, žodžiu, susikurti pasaulį nuo pradžios taip, kaip tai yra padaręs ponas Dievas. Taigi šitokią progą negalima
nepriminti to paties kilniausio, prašmatniausio vaidmens, kuris ilgiausią istoriją turi. Tai yra, mes dabar daug kalbame apie valstybės kūrimą, bet kokios valstybės pamatas, bazė, šaltinis yra šeima. Šeima yra mažutė valstybėlė. Ir valstybė, kai pradėjo formuotis, šeimos pavyzdžių ėmėsi skirstyti funkcijas. Tėvas buvo dažnai paveldimas karalius, autoritetingas, motina židinio globėja, saugotoja. Ji aptarnavo keletą ministerijų, ūkio, socialinio aprūpinimo. Ir žinoma, ir vidinės komunikacijos. Užsienio ministras buvo, žinoma, tėvas. Jis rūpinosi kita ūkio pusė, transportu, technika. Žodžiu, visas funkcijas galima rasti ir rasti tą bendruomenę, kurią sukuria šeima. Tai yra bendruomenė, vaikai, anūkai. Ir priklausomai nuo to, kaip tie santykiai styguodavo tarp tėvo, motinos ir vaikų, nuo to priklauso visos šeimos likimas. Lygiai taip priklausytų ir valstybės likimas, jeigu šitą uždavinį neužmirštų. Bet kaip jie atsimins, jeigu šeimos jau nebeliko, o liko tik tai tėvas vienas, tėvas du ir vaikučiai.